Kodėl Bilas Geitsas dirba su mūsų rinkiminiais procesais klausimas? Argi jis ne pasaulio sveikatos caras yra? Tai ne, mėlyjei, dabar Bilas Geitsas jau dabar yra gerins pasaulio rinkimus. Kartu su Smartmatic. Fantastika. Dėdė Bilas rūpinasi visais aspektais. Taigi, lapkritį, jeigu jūs balsuosite Amerikoje, atsiminkite, kad demokratai palaiko nacistus, pedofilus, nelegalius ateivius, teroristus, narkotikų vartojimą, drago karalienės, vaikų tranzitą seksualinį, rasizmą, abortus, vyrus moterų sportuose, atviras sienas, kriminalus, kartelius, DIA arba tą programą įvairovės, per kurią grūdoma per gerklę visiems. Affirmative action, tai čia būtų pozityvus veiksmas, per kurį teigiami veiksmai, pozityvus veiksmas ar ne, per kurį yra įkišami ne pagal gebėjimus žmonės į savo išsilavinimus, į pozicijas, o tiesiog pagal rasistinius, pavyzdžiui, požymius. Ginklų kontrolė, socializmas, fašizmas ir klimato kaita. Fantastiška demokratų, kaip sakant, rinkiminė programa, tai super. Nu tik idiotas gali balsuoti dabar už ateinančios rinkimus už demokratus. Deja, bet idiotų yra daug. Bet tokie reikaliukai rezultatė po viso šito filmo, kuris buvo parodytas. Emerald Robinson, žurnalistė, labai gerai parašė. Nustokit jūs vadinti demokratus nekompetentiškais, bukais arba suklaidintais. Nustokit save kvailinti. Jie yra tiesiog komunistai, bandantis nugriauti Ameriką ir jie dabar laimė. Jie iš tikrųjų ir jaučiasi, kad laimi, jie savo norų laikys tą tašę dabar. Iki pat galo. Jie galvoja, kad jie išrūlins, nes kitaip jie supranta, kad jiems galas. Arba jie sugebės ištraukti kažkaip šitą feikinę nesąmonę. Tuo tarpu, kai atkartoja Respublikoje, jie neturi jokių galių iš vis. Tai yra šešėlinė vyriausybė, galima sakyti. Tai yra lempa visiška. Iš inercijos važiuojant.